Labas rytas, dabar jau 9:36. Ką tik pamaitinau mažiuką. Ir darau kimblui darbus, nes turiu čia krūvą skalbinių ir dar laukia visas krepšys, nežinau, ar matosi. Šiaip gulint dabar rušiuoju, nes dar skauda sėdėti, o stovėjimą išnaudoju nusitraukti pieną. Va. Šiaip sekas visai kol kas neblogai, aišku, dabar ta pirma para, tai ir šiaip pirmasis paras, kada jis daugiau vis tiek miega, tai šiek tiek pavyksta pailsėti. Šiandien net ryte nusiprausiau, po dušu galvą išsiploviau, pasidėjus mobilią auklę, kad nepražiopsočiau, jeigu pradėtų verkti. Vat. Šiaip didžiosios užduotis šiandienai, vieną jau padariau, tai užregistravau pas gydytoją, tai laukiu skambučio. Registravau pas tą pačią kaip ir mažąją užregistravus. Tai sutarsim vizito laiką. Tada man reikia perdeklaruoti mažosios gyvenamąją vietą, nes jau ir taip vėluojam. Pasirodo, kad į mokyklą registruotum. Aišku, jei dabar 4,5 metų, tai dar 2 metai čia į kitos mokyklos, bet pasirodo, kad dėl priėmimo yra skaičiuojami taškai, kad jeigu 2 metus gyvena kažkurioje, tai, sakykime, deklaruotojų vietoj, tai gauna 2 taškus, o jeigu nuo 2 iki 4 metų kažkaip. Ir jeigu nuo 4 iki 6 metų, tai jau 4 taškai. Tai biškai pavėlavom. Su tuo nes norim kitam rajone leisti, turim norus, į kurias mokyklas, 2 mokyklas yra, į kurias norėtume leisti. Tai žiūrėsim. Tai vat mažiuką reikia užregistruoti dabar. Iš karto manau, kad ten pat, kur ir mažąją perdeklaruosiu, tik reikia nuspręsti, kurią vietą. Turim pasirinkimą 3 adresus. Tai žiūrėsim. Tada dar turiu užduotį užpildyti vieną tokią kaip pažymą. Nors aš šiaip klausiau, neminėsiu įstaigos, bet kai pildžiau gimdymo atostogų ten tą prašymą dėl pinigų išmokėjimo, aš klausiau, ar man kaip savo pačios darbdaviai, nes turiu VŠI, ar aš turiu dar kažkokius dokumentus pateikti, ir sakė, kad nereikia. Dabar aš vakar pildžiau dėl vaiko priežiūros atostogų išmokos ir man meta sistema, kad mano darbdavys, tai yra aš, nepateikė pažymos tam tikros. Tai žiūrėsim, kaip čia gausis, ar vis gausiu aš tą išmoką, kad ir nedidelę, nes vis tiek nekalbėsiu čia apie atlyginimus. Kaip vyras sako, pašalpa. Žodžiu. Tai va, tai dar šitą reikės tvarkyti. Toliau dirbu ties žindymu. Vis pasiūlau krūtį, pažaisti ir panašiai, kaip ligoniniai siūlė. Kaip patarė. Dar kažką buvau numačius. Ir labai pati svarbiausia užduotis dienoje yra dabar surasti čia ant sofos. Nukrito mažosios vienas toks žaisliukas ir jisai žalias. Kaip matei, dekis žalias. Susitariau, kad, nes ten tokie blizgučiai yra. Tai susitariau
pamačiau, gerai, kad sutvarkiau stalą, tą meno kampelį prieš gimdydama. Tai žodžiu, buvo tušinukas ir violetinis, nesvarbu, kas ten, violetinis ir rožinis spalvos, irgi su blizgučiais. Tai susitariau, kad gal tada tegul va šitą nešas į darželį, ten spintelį paliks. O aš per dieną surasiu tą, žodžiu, žalią jos bredžiuką, blizgučius. Tai va, čia yra pati svarbiausia dienos užduotis, nes mama pažadėjo, o jeigu aš pažadu kažką, duodu žodį, tai visada jį įvykdau. Nu, tai žiūrėsim, ar pavyks čia rasti. Tai va, tai kol kas tiek iš mano va, naujojo pavadinkime dienoraščio dienos. Žiūrėsim, kaip čia toliau seksis. Traukiam dėlį. O, užstrigo panka. Užstrigo. Vaukia, Kokias gražios. Palašikas. Ką ten dar parodyk? Duosi pažiūrėti? Tokia. Sunkus šitas. Žiūrėk, dar čia yra drapžėti kažkokie. Pasieksi? Senė pačiai. O, kokie gražūs. Parodysi man? Įsigat. Čia man? Ne, mes tą pažiūrėk, kažką pridėsiu, nelabai tau tinka. Nu, kur jau užpakalis netilps. Ir dar didelį dėžį. Pabandyk iškelt. Ką? Ką šiandien? Gal. Ir aš, žinai, ką matau? Parašyta Gabijai. Mano! Jei, man šildelė! Mano šildelė labai labai. Nu, tai kur čia man padėksit? Man išpakuos? Džiaugsmo. Taip. Kas iš džiaugsmo? Džiaugsmo. Aš dar nesitikėjau, kad čia mano valdas. Nesitikėjau. Nesitikėjai. Ir šildelė nesitikėjau. Gali paimti žirkles, jeigu reikia. Arba gali nuplėšti tiesiog. Man? Čia man? Čia tau dėl tai. Nu tai plėšk, Gabytė. Gabytė, pameti misiją. Ai. Na, išsipakuok savo dovanėlę. Gerai. Nepavyko. Labai gerai, patrauksiu iš tos. Ne. Pasiimši. Prilipę. Dar, padėsiu. Žiūrėk, ką gavau. Ne, regiai. Va, parašyk. Žiūrėk.
Šuniuko. Neliūdėk. Negali stovėti. Pastatyt? Statyti. Gaudėk. O, žiūrėk, pagavau. Pati. Kur yra mano vaikučiai? Kur mano vaikučiai? Oh.